Milijonierė projekto žiūrovai, senai matėmės ir šį vakarą su Rūta nusprendėme, kad jau laikas vėl duoti jums naujos informacijos, naudingos informacijos. Labas vakaras, Rūta. Sveika, Asta. Labai džiaugiuosi, kad šį vakarą galėjai prisijungti ir papasakoti žmonėms naudingos informacijos, kas mūsų laukia, kam ruoštis ir ką galime padaryti. Tai labai tikiuosi, kad jums šitas laivas bus naudingas ir taip pat skatinu jūs pasidalinti šitą informaciją su tais, kam galbūt tai galėtų būti naudinga ir už tai jūsų gerą širdį, už tai, kad jūs norite kažkam tai padėti, būsite šį vakarą apdovanoti. Vienas iš jūsų kažkuris bus apdovanotas sielos formulę, kurią jums sudarys Rūta, astropsichologė, ir pakonsultuos labai išsamei. Na, o kas norėsite įsigyti, sakykime, nelaimėsite, o norėsite įsigyti ir paprasčiausiai gausite dovanų 50 eurų nuolaidą antrai sielos formuliai. Tai visi, kas norite, dar neturėjote, yra įdomu, tai tikrai po live transliacijos galite susisiekti su manim, aš atsiųsiu jums kontaktus, kaip susisiekti su Rūta, arba tiesiog galite ją susirasti Facebook'e. Taip ir vadinasi, sielos formulė. Tai Rūta, šiandien turėjom būtinai pakalbėti, kodėl. Na, aš visą laiką sakau, jeigu danguje keičiasi kažkas, tai pasikeis ir ant žemės. Tai tam, kad žinotume ir pasiruoštume. Nes jeigu jau dangus kažkuo nori iš mūsų, tai vadinasi reikia prisitaikyti ir neprieštarauti. Nes man labai patinka visi gamtos dėsniai, ne? Kai ateina žiema, nepaprieštarausi, kad rudenį išlaikyti iki pat pavasario. Turi keistis kartu su ja kojant keliauti į žiemą, nusipirkti šiltą kepurę, šiltus batus ir pasiruošti tam. Tai jeigu jau danguje kažkas tai darosi ir planetos keičia savo kažkokias tai orbitas, keičia savo zodiako ženklus, mes turim tai žinoti ir turim pasiruošti. Nes jeigu tave užklups kažkokia tai bėda ir būsi nepasiruošęs tam, tada perksi ir bus negerai. Apie žiemą pakalbėjom, bet ką tik sulaukiam tokių gražių šiltų orų, tai ko gero reikėtų ruoštis ne žiemai, o kažkam tai kitam. Tai vat ką mums nori pasakyti planetos, nežinau, kosmosos ar kas tenai pas mus yra, tas, kas teikia informaciją. Gal trumpai, Rūta, kas tą informaciją teikia ir kaip čia mes tai viską galim sužinoti? Nu, tai pats pagrindinis dalykas, kadangi pas tave yra tema pinigai ir santykiai. Ir mes sakėm, kad jau jeigu tik tai mums kažkas tai danguje darysis apie pinigus ir apie santykius, mes visą laiką darysim laivą ir apie jį kalbėsim visiems. Ir šita tema tikrai jautri, o už šitą temą atsakinga Venera. Ir Venera pakeitė ženklą, jinai atėjo į liūto ženklą ir dabar jinai yra karališkame, iš tikrųjų, zodiako ženkle, jinai nori būti karalienė, jinai nori būti graži, jinai nori būti įspūdinga, išskirtinė ir iš tikrųjų Venera ir duoda tas galimybės. Tačiau Venera pas mumi atsiras tokioj dideliai kilpoj. Ir tam, kad mes pereitume tą visą kilpą kartu su ją kartu ir su nuotaikom gerom ir su nuotaikom blogom, ir jeigu jai kažko tai įnoringai nori ir mes jai neduosim, tai mes tada neturėsim finansų arba neturėsim džiaugsmų ir laimės. Tai vat kartu keliausim su Venera ir aš papasakosiu, kada jinai kur keliauja, kada ką daro ir kokiuose santykiuose ir kaip piniginiam atveju mums tai pasireikš. Kiekvienam iš mūsų. Tai Venera daro kilpą, mes kartu su ja. Ir kaip reikėtų ar pasiruošti, ar mes kažką turime žinoti, kad sėkmingai, kaip sakyt, gautume tai, ko mes norime. Taip, ateina toks laikas, kaip iš niekur nieko tau kažkoks tai pasidaro, nežinau, nesusipratimą. Pradedi galvoti, kad gal tu be galo graži, bet mažai turi pinigų. Arba tu gal labai tokia, sakyčiau, įnoringa, o dirbi labai prastą darbą ir nežinai, kodėl taip viskas vyksta. Bet gal žiemą apie tai negalvoji. Pavasarį gal irgi apie tai negalvoji, o dabar tau išlindo kažkoks tai toks, sakyčiau, kirminas ir tau jisai širdį drasko ir tu nežinai, dėl ko vyksta kažkokie tai dalykai ir kodėl tu būtent dabar apie tai susimastei ir kodėl apie tai pagalvoji. Tai vat Venera pakeisdama ženklą, jinai iš karto mums duoda tokį uždavinį. O tu esi savo karalius, o tu esi savo karalienė, kaip tu jautiesi, tu dirbi darbą mylimą, tu gyveni su mylimu žmogum, aplinkui tavo svita, kokią tu svitą turi, jeigu tu karalius ir tu karalienė turinti karūną ant galvos, kas tavo svitoj?
Jeigu tenai tavo tik tai klaunai ir kažkokie tai pažai su valkatom, tai toks tu ir karalius, valkatų karalius tada. Tai vat jinai visą laiką užduoda tokį klausimą ir jinai, tapdama įnoringa, jinai duoda mums tokį uždavinį išsiaiškinti su savimi. Kadangi iš tikrųjų Venera papuola į Saulės valdas, o Saulė nori šviesti, Saulė nori būti šilta, Saulė nori būti džiaugsminga. Ir kaip mes visi žinom, kad Venera netaptų pavydi, egoistiška, kad tik tai viskas jai ir jinai, kad nebūtų tokia labai, sakyčiau, įnoringa visiems kitiems, tai reikia truputį sušvelninti. Ir sušvelninti ir viską daryti iš širdies. Ir jeigu tu, nes Saulės vieta yra širdis. Ir kai Venera papuola į širdies zoną, mes turim širdingai su savimi pasišnekėti. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Atsakyti savo į klausimą. Ne svečiui, ne kažkokiam tai savo bičiuliui, bet asmeniškai savo. Ir pasakyti, ar aš gyvenu taip, kaip aš noriu. Ir iš tikrųjų, jeigu tau duotų virtualų pasaulį ir lieptų save nusipiešti, ką tu ten pieštum? Kuo tu ten norėtum būti? Ar norėtum tu ten turėti, kaip aš sakau, jachtas, ne? Ar norėtum tu tenai būti kažko tai? Bet būtent labai gražiai dabar mums susidėlioja, sakyčiau, tokia situacija, kadangi visas birželio mėnesis iki 20 dienos, mes dar galim padaryti kažkokius tai labai greitus darbus, tą, ką mes norim greitai. Nusipirkti mašiną, nusipirkti namą, nusipirkti kažkokius tai, nežinau, darbo įrankius, bet ką norim kažką tai pakeisti, ne? Tai savo mes būtent birželio mėnesį iki 20 dienos dar galim drąsiai leisti. Po 20 dienos auks būtent va šitas širdies skausmas. Kodėl aš į darbą turiu atsikelti anksti 6 ryto eiti, jeigu aš nesu vyturys, ne? Gal man reikia keisti darbą. Ir kitą kartą, žinokit, labai tai susiję. Turėjau vieną žmogų, niekaip sako, nesuprantu, kodėl visi turi pinigų, aš neturiu. Todėl, kad sakau, tau reikia pakeisti darbo grafiką ir turi pradėti dirbti nuo pietų. Nes tu atėjęs iš ryto, tu visiškai nedarbingas. Pas tave tik tai per pietus įsijungia gyvenimo energija ir tik tai nuo pietų tu pradedi kažką tai normaliai daryti. Tai jau po pietų, kai išeini pavalgyti, sakau, darbas pas tave pasibaigė. Tai vat tavo visi rezultatai ir būna tokie. Tai mes tikrai turim keliauti su gamta. Ir jeigu jūs esat vyturiai, tai kelkitės iš ryto ir eikite į tą darbą. Bet jeigu jūs gimėt pelėdos, tai ieškokit savo pamaininio darbo, kad galėtume dirbti tada, kai jūs turit to potencialo, o ne tada, kai tave miegantį reikia išversti iš lovos ir kažkur tai, kad tu kažką tai padarytum. Tai vat kils labai didelės tokios bangos nuo birželio 20 dienos. Tačiau iki birželio 20 dienos mes turim dar Merkurijų, kuris papuola į savo ženklą. Ir jisai keliaudamas savo ženklų duoda labai didelės žinias. Ir jeigu tu šiandienai nori kažką sužinoti, tai vat būtent sužinok per birželio mėnesį. Nes birželio mėnesis atidarytos durys, kaip aš sakau, Jakašos kronikas. Tu duosi užklausą, tau iš karto ateina atsakymas atgal. Ir tikrai šitas yra, kadangi jeigu tu duosi užklausą, tau ir Facebook'e reklamą kažkokią tai iš karto pasiūlys, ne? Jeigu pasakysi savo, kad aš dabar kažko tai noriu, draugas pasiūlys tą, ką tau reikia. Ir tikrai, žinokit, tai duokit į visą tą užklausą ir jūs labai greitai gausit atgal viską tai, kas jums reikalinga labiausiai. Nes gal jums kažko tai nereikia. Tačiau visata žino, kad jeigu tu birželio mėnesį kažko tai paklausit, visą laiką gausit teisingą atsakymą. Bet iki 20 dienos. Taip, nes nuo 20 dienos Venera sustoja ir jau jinai pasidaro tokia, kad mano brilianto žiedas per mažas, brilianto žiede pas kaimynę didesnis. Mano vyras mažiau uždirba, kaimynės daugiau. Ir pradedam ieškoti, pradeda tas kirminukas didėti. Ir iki Liepos 23 dienos jisai jau dauga. Ir Liepos 23 dieną Venera pasidaro raudona, retrogradinė. Ir ką mes galim padaryti? Jeigu mes iki 23 dienos mums nepatiko ir mes kažką bandėm, ne? Nu, jeigu buvau vyturys, bandžiau gal susirasti kokį darbą, kad eiti jau į pamaininį po pietų. Bet negaliu eiti po pietų, kadangi šito turiu atsikelti vaikus vežti į mokyklą, į darželį ir man vis tiek reikia keltis. Tai nuo 23 Liepos iki rugsėjo 4 dienos galim kažką pakeisti. Ir čia tikrai yra retrogradinė Venera, kai mes galim keisti, negalim pirkti nieko, jau negalim įsigyti nei mašinų, nei namų, nei kažkokių tai darbo vietų keisti didelių, nes užsirašykit raudonom raidėm. Liepos 23 dieną prasideda, sakyčiau, prasideda pokyčių metas. Ir tas pokyčių metas jisai gali būti vidinis, nebūtinai jūs turit išorę pakeisti, galbūt jūs keisit savo vidų, galbūt peržiūrėsit savo visas vertybės. Kodėl?
Todėl, kad mes šiandien dienai, kaip ir aš sakau, kitą kartą užsimanom kažko, kas mums gal bus bėda paskui, ne? Nu, kaip pavyzdys, užsimaniau aš kažkokios jachtos. Nu ir kiek aš su ta jachta, pavyzdžiui, išplauksiu? Nu, geriausia kokius 5 kartus per vasarą. Bet man taip, rugsėjo mėnesį reikės už ją mokėti, kur jinai stovės, visą žiemą reikės už ją mokėti mokesčius. Ir aš tada galvoju, ar mano teisingas pasirinkimas? Gal man geriau tą, ką aš sumokėsiu už nuomą, kur jinai stovės ir tam priežiūrą, už viską, ką jinai man kainuos visus metus, aš tuos 5 kartus išsinuomuosiu ir man galvos neskaudės ir man nereikės ją rūpintis. Tai va tos visos vertybės, jos yra mumise. Ir kita tokia, sakyčiau, pati didžiausia vertybė. Ar aš dirbu mylimą darbą? Pinigai ateina tik tai tada, kada tu dirbi mylimą darbą. Aš nesakau, mums visą laiką duoti pinigai, ne? Jeigu jau kitą kartą tu mažiau uždirbi, tai gal tavo šeimos narys atneš daugiau pinigų. Kažkaip visą tą sudėlioja, jeigu tu esi geras žmogus, tau visą laiką pavalgyti bus už ką, gyventi gražiai bus už ką. Gal neprabangiai, gal ten prabangos kažkokių tai labai didelių prekių neįsigysi, bet normaliai pragyventi visą laiką bus. Tačiau, jeigu mes norim truputį didesnių pinigų ir milijonieriaus kodeksas, ne, milijardieriaus kodeksas, daug dirbti. Negalvokit, kad žmogus, kuris turi didelius pinigus, jisai nieko neveikia. Jam tikrai iš dangaus nekrenta ir jisai nuo ryto iki vakaro tą darbą dirba. Ir jisai dar dirba daugiau negu visi kiti. Tačiau jisai pasirinko tą darbą, kurį jam lengva dirbti. Ir jeigu jam patinka būti 24 valandas savo darbe, kaip hobį, kaip savo kažkokią tą malonumę, jisai ir dirba tas 24 valandas per dieną ir jisai uždirba didelius pinigus. Jeigu jisai dirbtų 10 valandų, jisai tiek neuždirbtų. Tada mes tą 10 valandų mes kiekvienas dirbam kažkokį tai darbą, kurio gal nelabai mylima, ne? Jisai jau 6-8 valandas prabom ir jisai atsibodo, jau galvojam, kaip tik tai greičiau namo. Tai va tokį atlyginimą ir turim. Kitas variantas, iš tikrųjų, pasižiūrėkit, kokį pašaukimą turit. Ir tikrai, kas parašyta ten pas jums sielos formulėje, ką jums daryti reikia. Jeigu jūs gimėt su kažkokiais tai gabumais, geriausias pavyzdys čia dabar buvo. Žmogus gimė būti pianistu. Ir jisai tikrai gimė su pianisto pirštais, jo viskas gerai, smulkus pirštukai, jisai dirba statybos ir gadina savo pirštus. Ir jeigu jisai sugalvotų kada nors gyvenime būti tuo pianistu, jo jau užsukinėtos rankos nuo sunkaus darbo. Ką daro siela, jinai pyksta, kad jisai savo pašaukimą naudoja visiškai ne ten, kur reikia. Ne? Ir jisai kitą kartą sudaro tokias sąlygas, kad gal eisi statybos ir nugriūsi ir susilaužysi koją, gal rankų nesulaužys ir tada nežinau dėl ko. Kodėl vyksta tokie dalykai, kodėl visata kiša pagalius į ratus ir man neduoda eiti kartu tą, ką aš noriu praeiti, ne? Tai va čia va yra tas, kad nedirbu tą, kas man parašyta ant kaktos. Buvo parašyta, kad turėsiu saugoti savo tuos pirštus ir būti geriausiu pianistu, nesakau, kad Lietuvoje, nesakau, kad pasaulyje, bet kažkur tai, ne, ir pasiekti. Ir jam tai būtų visiškai pastangų nekainavę. Jisai, jeigu mama būtų jį nuvedus kažkur tai prie pianino ir jisai būtų pradėjęs groti, kiekvieną mokytą pamačius, jį būtų jau nuvedus ir į visur, kur tik tai reikėjo. Tačiau kitą kartą mes atsinešam ir karminius dalykus. Tai dabar yra vienas iš tokių įdomiausių dalykų, kad šiuo metu vyksta ir karminiai dalykai. Kodėl? Kadangi mūsų Venera, kaip ir sakau, Venera dvigubą ženklą turime, ne? Venera priklauso jaučio ženklui, nes jautis yra mūsų materialus turtas, pinigėlis, mūsų viskas, kas susijęs su materialiniam vertybėm. Myliu gyvenimą, myliu žmonės, myliu viską, ką galiu pačiupinėti ir aš labai džiaugsminga, kai turiu mašiną, sofą gerą, rankinuką gerą, batus gerus, tą, ką galiu pačiupinėti, viskas, materialus. Tačiau Venera priklauso ir svarstyklių ženklui. Svarstyklių ženklas priklauso santykiams. Santykiams nebūtinai su savo vyru, santykiams nebūtinai su savo kažkokiu tai išrinktuoju, bet santykiams, biznio santykiams. Ir čia atsiranda pas mumis, sakyčiau, ir konkurentai, ir geri draugai, su kuriais galim biznį daryti, bet ir tie konkurentai, tie priešai, kurie mums irgi gali pagalius kišti į ratus. Tai vat šita Venera, jinai labai tokia, sakyčiau, susijus. Ir kaip aš visą laiką sakau, nuo mūsų santykių priklauso pinigai. Jeigu tu turi gerus santykius, tu turėsi gerus pinigus. Neturi gerų santykių, neturėsi pinigų. Jeigu neturi pinigų, pagalvok, kodėl neturi santykių. Vadinasi, kadangi tai tikrai labai susiję. Jeigu, kaip ten toks posakis yra, esu durnas, nes biednas, esu biednas, nes durnas. Nu, vienu žodžiu, vienas kitą palaiko. Ir taip yra. Ir Venera, būdama ir jaučio ženkliai, ir svarstyklių ženkliai, jinai būtent ir kalba. Jeigu turėsi gerus santykius, turėsi gerus pinigus. Jeigu santykiai su visais bus labai aukštumoje, ne, tada turėsi daugiau negu tau reikia. Ir mūsų visą tai mumis stebi. Jeigu tu
duodi ir gauni atgal ir tas santykis pas mumi toks gražus yra, ne? Kiek duodu, tiek gaunu, viskas gerai, visą laiką ta cirkuliacija turi išsilaikyti, bet jeigu jūs žiūrite tik tai duodat iš jūsų lupa, ima ir atgal niekaip negalite sulaukti. Tai šiuo metu iki tos Liepos 23 dienos pagalvokit, ką padaryti tokio, kad išsiskirti. Nes tikrai, žinokit, tai yra labai svarbus metai ir labai svarbus, sakyčiau, tokie pasirinkimai. Kadangi mūsų karminiai mazgai irgi keičia ašį ir nuo Liepos vidurio taip pat atsistoja į santykių zoną, mūsų vyriškoji energija labai padidėja, kadangi avino ženklas ir svarstyklių ženklas bus tokia, sakyčiau, viena didelė juosta ir mūsų vyrai turės labai daug galios. Daugiau negu pusantrų metų jie išlys į tą vyrišką energiją. Tai moteriam visom patariu. Dabar iki tos Liepos 12-13 dienos jūs turite tą galę, jūs kažką tai darykite. Nes karminis santykis, kai aš kitą kartą sakiau, ateina ir pridaro taip, bet jau galutiniam variante dar ir demuša taip, kad jau 100% skyrybos ir nieko negalvotum, kad dar galima kažką tai sulipinti. Arba būna kitas variantas, kai tu matai, kad tau duoda, o tu gal tiek netiduodi. Tada taikyk tą ryšį ir kad tai būtų gerai. Ir tada ir piniginis ryšys išsprendžia. Na ir nuo rugsėjo 4 dienos iki spalio 9 dienos jau čia tai tikrai reikia daryti. Nes Venera vėl grįžta į savo pradinę padėtį. Ir tą, ką bandėm, pavyzdžiui, padaryti birželio mėnesį, tą, ką bandėm pataisyti Liepos mėnesį, iš tikrųjų šitą Venera darydama kilpą, tai yra toks labai palyginimas geras. Išvažiavau iš namų į darbą ir pamiršau darbo raktus. Davažiavau pusę kelio ir apsisukau, grįžau namo pasiimti tuos darbo raktus. Taip pat tas sugrįžimas atgal į namus pasiimti, taip pat čia su ta Venera bus. Kol tu į priekį važiavai, buvai džiaugsminga, gražiai atrodė, viskas buvo gerai, reikia grįžti tų raktų atgal, jau pas tave mintis kitokios, jau tu galvoji, kad gal kažką blogai padarai, kodėl čia tave sustabdė, kodėl tu nespėsi atidaryti durų visiems, už durų stovės. Mintis visokios negeros, tada žiūri prioritetus, gal anksčiau keltis reikia, vertybė žiūri, ar man čia gerai tas darbas anksti taip atsikelti ir užsisuka visas gyvenimo ratas, toks, kuris, jisai visas priklauso nuo mūsų. Tačiau, vėlgi, iš kiekvienos pozicijos matykit pozityvą. Ir, pavyzdžiui, tą, ką mes šiandien galim padaryti, o kaip vėlgi sakau, Venera yra Saulė ženkle, viską darom širdingai. Ir jeigu pas tavį yra šiandien dienai galimybė pakelti savo džiaugsmingą energiją, vibracijas arba savo džiaugsmą, tai tą ir daryk, nes tas tau nieko nekainuoja. Atsikelti iš ryto, nusišypsoti, savo kažką tai gero padaryti, atsinešti kavos, ar ten dar ir kavą vyrui padaryti, kad pakeltų džiaugsmą, užsidėti gerą muziką. Tas, kas tau suteikia kažką tai gero, nuo pat ryto savo pasistengti šitą padaryti. Ir iš tikrųjų yra ten tokie irgi posakiai gražus, kad jeigu mes pakeistume savo įpročius, mes galim pakeisti savo likimą. Nes įpročiai keičia charakterį, o charakteris pakeičia likimą. Ir kadangi mes esame savo likimo kalviai, patys mes galim tą gyvenimą nusilipdyti. Tai nuo mūsų tik tai priklauso, ar kokios mes energijos būsim. Jeigu mes būsim džiaugsmingi, džiugus, ir mes iš šito atsikėlę, žinokit, visatos jėgos padeda aukštesniam lygiai praeiti visą jūsų kažkokį tai arba pasirinkimą, arba jums visą laiką atsiunčia aukštesnio lygio žmogų, aukštesnio lygio kokybės kažkokį tai daiktą, Jums niekada nepasiūlys broko, niekada neįsigysit kažkokios tai prastos mašinos su kažkokiu tai labai dideliu gedimu, jeigu jūs džiaugsmingai viską žiūrėsite. Ir iš tikrųjų pas mumi yra feng shui ženklas, kur baltas su juodu ir taškas. Tai dabar žiūrėkit, kaip žiūrėsime į tą gyvenimą, jeigu tų palyginimų tai labai daug, bet iš tikrųjų ar stiklinė per pusę pilna, ar per pusę tuščia. Tai va čia tas feng shui ženklas lygiai taip pat. Ar tu atsikėlęs iš ryto tą baltą savo mažiuką taškiuką iš nakties, mes ateinam iš nakties tamsu, ir turim vieną aušrą, baltas taškas feng shui. Ir galime jį praplėsti iki tiek, kad tas juodulys liktų tik taškiukas. Tai va jeigu tu per gyvenimą visą laiką taip eisi, pas tave susidėlios pats geriausias dalykas. Tačiau vėlgi, mes turim visokių žmonių, ir vieni atėjo vieno, kiti atėjo trečio, kiti atėjo penkto. Labai reikia žiūrėti individualiai, tačiau visus palies, iš tikrųjų palies šitas Veneros sukimasis ir ėjimas atgal atatupsta. Tačiau tiem, kas iš 8, Venera turi 8 metų ciklą. Pažiūrėkit, kas buvo prieš 8 metus. Maždaug jinai visą laiką grįžta į tą pačią padėtį ir jinai žiūri, ką tu ten padarėjai.
ką tu padarėjai, į kokią pusę žiūrėjai. Ir dabar gal tas savo vertybės ir širdingas vertybės turėtumėt persižiūrėti, nes žmogus keičiasi. Iš tikrųjų, prieš 8 metus aš buvau visiškai ne tas, kas šiandien dienai, ne? Ir jūs galbūt kažkas kitas. Ir šiandien dienai pažiūrėkite tas vertybės, kaip tada žiūrėjau į gyvenimą ir kaip dabar aš žiūriu į gyvenimą. Ką dabar gero aš matau iš savo kažkokių tai charakterio bruožų, iš savo savybių, savo potencialo, ką aš savyje radau, kokios mano geriausios charakterio savybės, ką aš su jomis galiu padaryti ir kaip aš jas galiu gyvenime panaudoti. Naudokit tai, ką turit geriausio, naudokit tai, kas jumi veža, kaip aš sakau, ne kad jūs nuo ryto iki vakaro galėtumėte tai daryti ir jums nebūtų kažkokio tai didelio skausmo, kad dirbu ne tą, ką reikia. Ir pas jumi bus ir santykiai labai gerai, ir bus labai geri pinigai. Tačiau, kaip ir sakau, 16 metų, 24 metų, 32, 40, 48, 56, 64, taip turbūt, 64, 72 ir 80. Va šitiem žmonėm vyks karminiai kažkokie tai dalykai. Ir jie vyks tokie, sakyčiau, tvirtesni. Gali būti, kad persikraustysit į kitą gyvenimą vietą, gali būti, kad išvyksit gyventi iš šalies, gali būti, kad sugrįšit gyventi. Tai priklauso dar ir nuo jūsų asmeninių sielos formulių, kas tam pas jums yra užrašyta. Tačiau tai bus tokie kardinalūs pokyčiai. Gali būti, kad išsiskirs šeima, gali būti, kad sueisit į šeimą, ne? Gali būti, kad biznis kils, gali būti, kad sujungtas biznis bus. Ir tai iš tikrųjų šitie žmonės turėtų pasižiūrėti. Tačiau Venera turi tokį mažą ciklą. Iš tikrųjų, jinai turi 9 mėnesius. Tai jeigu matote, dabar, pavyzdžiui, iš tikrųjų tokia kertinė data tai yra rugpjūčio 13 diena. Rugpjūčio 13 dieną susitinka Saulė su Venera, jau konkrečiai jungtis didelė, ne? Ir mes visi žinom, kad rugpjūčio nuo 8 dienos prasideda liūto vartai. Pelenės, kaip ten vadinasi, kad pelenės vartai, vienu žodžiu, gali iš pelenės tapti karalienę. Ir tikrai tai vyksta stebuklingi dalykai, kai tu nieko negali paaiškinti. Kitą kartą žmogus sako, nuo ryto iki vakaro dirbu, bet nieko neturiu. O čia atsikėlė vieną rytą džiaugsmingas. Nuėjai, kavos atsigėrėjai, nuėjai, pabėgiojai, tą, ką nori, padaryti dėl savęs, ne? Iš tikrųjų, mes turim duoti viskam, žinokit. Turim duoti pirmiausia savo dvasiai, nes dvasia iš jūsų reikalauja, kad jūs būtumėt džiaugsmingi ir keltumėt savo vibracijas. Turim duoti fiziniam kūnui, organizmui savo kažką tai va, skani kava, geras pabėgiojimas, ne? Tas, kas jums patinka, kad ir siela pradžiugina ir fiziniam kūnui duoda, ne? Ir turime žiūrėti aplinkinį savo visą gyvenimą, kur mes ką veikiam, ką darom. Ar mums nekyla piktumas ir nekyla ten, kur mes gyvename, ne? Apžiūrim. Jeigu mums kaimynai nepatinka, gal mes turim pakeisti gyvenamą vietą, ne? Ne kaimynus keisti turim, save turim pasikeisti. Jeigu matot, kad mes tenai jau 8 metus gyvenam ir nesusitaikom, tai jau geriau atsistojam, pasiimam savo, kaip aš sakau, lagaminą ir išeinam. Ir žiūrėkit, išeisit iš tenai, gal rasit, jums yra paruošta kažkokia tai vieta. Ir visą laiką reikia žiūrėti pagal tokius mažesnius, sakau, ciklus, ne? Pažiūrėt, 9 mėnesiai praėjo. Kas čia gavosi? Ar į gerą pusę pasisuko, ar į kažkokią tai blogą pusę pasisuko. Jeigu į blogą pusę, dar turiu kapstyti viduj ir ieškoti savyje, nes mūsų aplinka keisis tada, kada pasikeis mūsų vidus. Jeigu vidus nori kažko tai gėrio ir grožio, išorė bus tada, kada vidus užkonservuos tai. Vidus sakys, aš noriu būti ten liekna, graži, gerai dirbti, tą, ką aš mėgstu nuo ryto iki vakaro. Ir aplinka visada sudėlios, kad taip ir būtų. Ir taip yra, taip vyksta. Tačiau mes turim užsispirti. Iš tikrųjų, tas yra mūsų vienas iš gerų dalykų, kad žmogus turi savo užsispyrimą. Ir kitą kartą tas užsispyrimas, jisai turi būti sveikas. Nesveikas užsispyrimas tai yra įrodyti savo mamai, įrodyti, kad aš galiu, savo kaimynui įrodyti, kad aš galiu mašiną nusipirkti, savo ten kažkokiam, tai nežinau, giminiai įrodyti, kad aš kažką galiu. Žinokit, Venera už tai baudžia. Reikia įrodyti savo. Ir tai, kas yra tau svarbu. Ir nusišvilpti ten ant visų kitų, kaip aš sakau, ne? Tegu jie gyvena savo gyvenimą ir nežiūri į tavo. Tu vienas gimei, vienas turi praeiti tą gyvenimą ir išeisi. Ir tavo ta siela turi jinai praeiti tas visas patirtis, jinai pati viena. Ir kitą kartą aš visą laiką sakau, tas egoizmas pas manęs irgi yra. Ir aš kitą kartą sakau, tą, ką vienas gali padaryti, geriau daryk vienas. Ir bus tada, sakau, be jokių, nereikės su nieko tau nei dalintis, nei kažko taip prašyti. Tačiau Venera nori, kad mes bendrautume. Venera nori, kad mes turėtume santykį su kažkuo tai. Jeigu mes vien tik tai vienas ten užsidarę sėdėsiu ir nieko nedarysiu, Venera irgi jau paskui kažkada tai gali nepatikti šitas dalykas ir jinai gali uždaryti tą
piniginį srautą ir sakys, eik, paprašyk pas kažką, tai kad tau padėtų ir tada aš tau vėl jį atidarysiu. Tai vėlgi sakau, mes esam sujungti ir su vienu ir su kitu ir vienas be kito negalim. Tai va, tai vienu žodžiu tą sakau, 13 dieną rugpjūčio mes turėsim tuos atidarytus vartus ir nuo tos dienos žiūrėkit 9 mėnesius į priekį, kas tenai paskui gausis ir kaip ten viskas bus. Ir taip, ačiū labai Rūta, labai iš tiesų įdomu ir tikrai dar noriu sužinoti, kas dar mūsų laukia. Tik tai noriu, aš matau mūsų žiūrinčių yra. Noriu jums pasakyti, mėlyjei, tie, kas pasidalinsite šią transliaciją ir parašysite pasidalinau, vienas iš jūsų laimėsite sielos formulę, laimėsite tokią dovaną, kurią jums paruošė Rūta. Tai matau dar tik tai keli pasidalinimai, o iš tiesų jų yra daugiau, tai ko gero kažkas tai dar neparašėte, tai parašykite, kad pasidalinote. Ir taip pat noriu priminti, kad antra sielos formulė, jeigu, sakykime, nelaimėjote, bet norite ir norite įsigyti, kai įsigyjate, taip pat gaunate 50 eurų nuolaidą sekančiai. Tai galbūt norėsite savo, nežinau, vyrui, galbūt norėsite savo vaikui sielos formulės ir jūs būtent tai antrai sielos formulį gaunate 50 eurų nuolaidą. Tai tikrai va, štai ir prisiminė, kas jau pasidalino. Tai tikrai tie, kurie iš tiesų nuoširdžiai pasidalinate šitą live transliaciją ir parašėte pasidalinau, tai va Rūta jums tą gerą širdį dovanoja žinias apie jūs, galbūt kažko tai nežinote, kažko tai galbūt nenumatėte ir Rūta jums tiesiog pasakys tai, ką jums sako žvaigždės, ar ne? Rūta, teisingai pasakiau. Nu, aš sakyčiau, ir žvaigždės kalba, ne? Kalba ir visata su mumi kalba. Ir kalba mūsų dvasinis pasaulis, kadangi mes esam sielos ir mes atėjom iš to dvasinio pasaulio. Ir mūsų tik tai žvaigždės parodo, ko ta siela iš tikrųjų nori. Kaip mums, pavyzdžiui, išgirsti savo sielą ir kaip mums žinoti, ko jinai čia atėjo, kokios patirties atėjo, kokį darbą pasirinkti, kokį vyrą pasirinkti. Ir iš tikrųjų tai viskas surašyta. Tai yra surašyta mūsų sielos formuliai ir mes ją galim perskaityti ir pasakyti žmogui. Ir kitą kartą aš sakau, tas dvasingas gyvenimas, ne? Tai aš šiandien kalbu gražų gyvenimą, savo širdies klausykit savo to dvasingumo, ne? Bet tas dvasingumas, jisai pas mumi gal kitą kartą truputį yra iškreiptas. Aš visą laiką sakau, geras žmogus, širdingas žmogus, nuoširdus žmogus, ne? Tai va, jisai ir dvasingas. Ir kitą kartą nereikia ten ieškoti kažkur tai kažko, gal tu atėjai būti gera mama. Tai ir viskas. Ir tau ten nereikia kažkur tai po bažnyčias lakstyti į kažkokias tai baisias vietas važinėti, kad tu ten kažką tai parodytum ar kažką. Tu užaugink savo vaiką gerai. Ir gal tu ir kitą kartą ir atėjai to. O tu ten palikęs vaiką ieškai darbų kažkokių tai, ne? Ir dar ne vieno, kokių dviejų. Ir tad va tau ir kodėl nesiseka? Todėl, kad atėjai vaiką auginti, o tu gal tu čia perkrovai savo visas į kitą pusę ir tu ieškai per darbą pinigų uždirbti. Ir tikrai taip yra. Ir jeigu tu paklausysi tai, kas pas tave pasakyta, auginsi tą vaiką, pas tave ateis toks vyras, kuris tau uždirbs visus pinigus, viską atneš ir tau daugiau nieko nereikės. Tik tai išgirsti reikia ir tą savo širdies dalelį ir daryti, o kitam atvirkščiai. Kitas sėdi namuose ir galvoja, kad aš čia baisiai gera būsiu, o jai reikia išeiti ir dirbti. Tai vad, kai tu žinai šitą dalyką, kad ar tau sėdėti namuose ar kažką, tai ar to tau vyro gero ieškoti, ar pačiai tuos pinigus užsidirbti, tai kažkoks tai yra. Tada va tas, kaip aš sakau, pagalba, ne, kad eik ir daryk. Ir kitą kartą tikrai yra labai sudėliota ir kitą kartą labai painiai būna sudėliota, bet vis tiek išsiriša tokie labai gilūs dalykai, dėl ko viskas vyksta. Ir kitą kartą ieškai priežasčių, dėl ko taip įvyksta, o pasirodo, kad čia reikia kaltinti savo giminę, ne? Nes kažkada tai praeityje buvo padarytos labai didelės klaidos ir per tas klaidas negali praeiti dabar tu, ne? Tai kai tu šitą sužinai, tada truputį kitaip viską žiūri, o taip gali kaltinti ir save, ir savo vyrą, ir savo vaikus, o iš tikrųjų kalta protėvių giminė. Bet tau yra atsakymas visas. Ir šitas irgi yra pasakyta. Ir kitą kartą, aš nelabai mėgstu ten tų giminių kažkokių, tai ne, aš pati nei praktikas darau, nei kažką tai ten užsiimu per daug, ne? Bet žinojimas tau duoda supratimą ir tavo suvokimo lygį pakeičia. Ir kai tavo tas suvokimo lygis, žiūrėdamas į, kaip aš sakau, ir į blogą dalyką, bet ten matysi potencialą gero, tai tada ir viskas pasikeičia. O mums to reikia. Mums svarbiausia nematyti blogyje didesnio blogio, negu iš tikrųjų yra. Nes
Ir piniginis kitą kartą dalykas yra, ne, nu, paklaustų to žmogaus, kurio suvokimo lygis yra biški mažesnis, jisai sakys, pinigų yra per mažai, kad aš ten eičiau ir dar pasiimčiau, ne, o iš tikrųjų pinigų ir prabangos ir mūsų, pavyzdžiui, to potencialo yra tiek daug, kad eik ir imk tik tai likimas mėgsta drąsius. Likimas nemėgsta tų, kurie verkia ir nemėgsta tų, kurie žliumbia. Ir aš nemėgstu tų, kurie žliumbia, taip kad aš visą laiką sakau, padaryk, nors ir tada žiūrėk, nu, tai daryk. Tas veiksmas vis tiek kažką, tai sakau, kelią nueina einantis. Jeigu nepradėsi eiti, tai niekur neturėsi. Ir tada neverk ir neieškok. Bet kitam, pavyzdžiui, tas verksmas reikalingas, kadangi jisai gal per tą išsigrynį savo sielą, o jisai atėjo būti kažkokia tai motina Terezė ir jam reikia šito viso dalyko. Tai vėlgi, sakau, mes visi skirtingi ir tas, kas vienam, ir mūsų darbai yra skirtingi. Ir aš, jeigu sakau, man, pavyzdžiui, nuo ryto iki vakaro kasti griovį, tai aš, nu, kiek pakasiu, 2 valandas ir aš nugriūsiu, ne, ir sakysiu, man tokio darbo, tai gyvenime nenoriu. O kitas žmogus sakys, aš tau geriau 27 griovius iškasiu, negu kokį straipsnį parašysiu. Arba ne kokį nors ten dar kažkokį dalyką, ne, tai tuo mes ir skiriamės. Bet mes, kai mes pasiimam dirbti tą, ką mes mėgstam, tai mes padarysim su meile ir padarysim su tuo dvasingumu savo, ne, ir tavo kiekvienas atliktas darbas širdingai, dvasingai, jisai duoda kūrybą į visatą, ne, ir visata iš tikrųjų mėgsta kūrybą, mūsų Venera yra labai kūrybinga ir aš kiekvieną kartą sakau, padarykit kažką truputį kitaip. Jeigu nuo ryto iki vakaro ten visus savo metus kepė pyragą su kokio mėlynių uogienė, nu įdėkit rabarbarų, pabandykit kitaip, padarykit kūrybą, savo kažką tai įdėkit. Ir kitą kartą, jeigu ir tą darbą savo mylimą dirbi ir kažkas tai sako, nu aš galėčiau dirbti nuo ryto iki vakaro, bet kažkas man čia įdėk savo kūrybos, truputį kažką kitaip pakeisk, ne? Ir aš labai atsimenu, tikrai labai prasidėjo, kaip žinau, kad vieną kartą cementą maišė žmogus ir kažkokį maišą pakabino cementuotą ant padžiauti. Ir kai jis šito rado tokią vazą, ne, nes jisai visas. Ir prasidėjo, jisai sako, aš gyvenime nepagalvojau, kad aš darysiu tokias vazas, ne. O vieną kartą va, tokia kūryba išėjo, ne, jisai tą neišmetė tą maišą, o paėmė ir pakabino, kad jisai išdžiūtų. Va tau ir bet kūryba, kažką tai kitaip. Ir pabandykit kiekvienas kažką kitaip, bent jau iš ryto atsikėlę kitaip kavą eikit pasidarykit. Nežinau, kažką tai tokio įdomesnio, kažką tai gražesnio. Ir per mumi kalba kūrėjas. Kūrėjas mėgsta tuos, kurie daro ne kai robotas nuo ryto iki vakaro tą patį, o kažką tai įdeda savo sielą ir kažką tai tokio gerumo. Tai aš visą laiką irgi sakau, mūsų dvasingumas kitą kartą priklauso nuo to, kaip padarysi valgyti. Įdėsi meilės. Mes kitą kartą ir tie, kurie dirbam ofisuose, ne, eina valgyti kažkokias valgyklas arba restoranus, ten, kur skanu, o ten, kur skanu, ten įdėta meilės. Ir ten nedirba kažkokie tai robotai ir nedaro tau kažkokių tai tokių pačių dalykų. O ten, kur yra įdėta meilė, tau gyvenimo energija. Tu pasidalinai gyvenimo energiją, pagamindamas kažkokį tai, nežinau, Kijevo kodletą, tas Kijevo kodletą suvalgė žmogus, tą gyvenimo energiją įdėjo į kažkokį tai pasamdė tralą, kad tau atvežtų kažkokių tai plytelių. Tas plyteles įsidėjo žmogus. Tai yra užsuktas ratas. Bet mes vienas prie kito prisidėdami, mes būdami to, sakyčiau, viso mechanizmo dalelė, mes, dar vienas yra toks labai įdomus dalykas, būčiau pamiršęs pasakyti, kai renkate savo kažkokį mylimą darbą, tas darbas turi patikti jums, bet turit pagalvoti, kaip tas darbas turi patikti ir kitiem. Nes jeigu tas darbas patiks tik tai jums ir jūs nuo ryto iki vakaro darysit jį, bet tas darbas nepatiks nei vienam pasaulio žmogui, tada ieškokit gero vyro arba gero sutuoktinio. Nes tas, kas jums patinka, jūs gali daryti, jums atneš pinigus iš kitos pusės. Nerasit sutuoktinio, visata duos, gal laimėsit kokią loteriją. Tačiau ką jūs ten darot, turi būti naudinga. Jeigu jūs sprogdinsit nuo ryto iki vakaro ten ir naikinsit viską, čia darbas kaip savo, ne, kitam ir patinka griauti. Tai tada ieškokit griovimo kompanijos, kur galima griauti senus namus, kur galima griauti kažką tai tokio, ne kad būtų nauda. Vien tik tai daryti be naudos negalima. Ir kuo daugiau tas darbas jūsų bus naudingesnis kitiems, tuo jūsų piniginė storės ir didės. Ir nepamirškit duoti. Bet dabar man yra toks laikotarpis, kai aš turiu duoti. Ir mano ta nuolaida, negalvokit, kad aš čia džiaugiuosi ir neturiu ką veikti, ne? Tačiau aš turiu duoti tam, kad gaučiau atgal. Taip visi taip turi daryti. Ir kai ateina tas momentas, jūs turite atiduoti. Ir kai atiduoda su šypsena, tai tada su šypsena ir grįžta. O kai negaila ir kai širdies negraužia. Na, bet šitas, jeigu dabar aš turiu duoti, sakykime, ar ne, nu, paimti pavyzdį dabar,
tiesiog man iššovė į galvą pavyzdys, kad tas davimas, jisai turi būti iš širdies ir negali duoti su pagieža, su pykčiu. Aš turiu duoti, nes, taip reikia, imk. Tai kad, aš manau, kad lygiai taip pat ir grįž. Vienas iš tokių įdomiausių dalykų, ne, kaip aš sakau, jeigu draugiai perki dovaną ir tau labai gaila ją duoti, nes pati nori, tai čia yra pati geriausia dovana. Tai taip visas gyvenimas taip turėtų būti. Ta, kad tu atiduoti, tau turėtų būti savo norėtųsi labai, ne, ta, ką kitam duoti. Tai kai tu šitaip elgsiesi. Dar vienas įdomus dalykas, mūsų Venera iš tikrųjų turės tokį aspektą su Uranu. Ir gal čia visi labai daug prisirinkę lėktuvo bilietų ir Uranas yra tokia, sakyčiau, planeta, kuri atsakinga už kosmosą. Ir jeigu blogas aspektas su Uranu, Uranas gali daryti kažkokias tai katastrofas arba revoliucijas. Tai ką reikėtų pakeisti? Iš tikrųjų, tai prasideda, man atrodo, tenai Liepos pačioj pradžioje, nuo 1 iki galbūt net 3-4 dienos tas aspektas veiks. Paskui jisai vyks rugpjūčio 8-9 dieną ir paskui jau veiks tik tai rugsėjo 30 dieną. 2-3 dienos iš tikrųjų yra šitas aspektas veikimas. Per patį piką geriau bilietų nepirkti ir neskraidyti. Tačiau yra išlyga. Kadangi šita mūsų Venera yra liūto ženkle ir jinai nori būti graži ir karalienė, tai galima savo ekstravaganciją išplėšti kažkokią katastrofą, apsirėdžius nestandartiniais drabužiais. Tai kaip sakau, gyvenime nešiojat skrybėlės, į lėktuvą užsidėkit skrybėlę. Jūs išgelbėsit visą lėktuvą ir nebus katastrofos. Aš juokauju, iš tikrųjų, tu nesustabdysi to, kas buvo numatyta, bet galbūt per savo kepurę nespėsit į tą lėktuvą įlipti, nes jums nupūs nuo galvos ir jūs teisit juos pasiimti. Tie visi tokie būdai arba kažką tai tokio padaryti su savo išvaizda, nes Venera jinai mėgsta ekstravaganciją, viskas kas kitaip. Tai sugalvokit nusidažyti žaliai plaukus, raudonai arba dar kažką taip. Tai ištemsit savo kažkokią tai blogą įvykį į kitą pusę. Arba tai yra iš tikrųjų labai toks, sakyčiau, Uranas atsakingas už kosmosą ir kosmoso visos platybės irgi girdimume, ne? Tai tada kalbėkit, ieškokit to savo aukščiausiojo aš, to savo vidinio vaiko ir tada bandykit vaikiškom akim pažiūrėti į visą situaciją, kai vaikas, ne kai suaugęs, o kai vaikas. Ir tada irgi, jeigu nenorit ekstravagantiškai kažko pasipuošti, tai tada būkit vaikais, nes svajonės ir vaikiškos mintys, jos iš tikrųjų niekada ne vienas vaikas neprisiprašo blogo, kažkaip tai taip yra, kad ant vaiko supykai, jisai apsisuko į kitą pusę, jau jisai vėl laimingas, eina patenkintas, duok saldainį ir viskas bus gerai. Tai va, kaip ir viskas turbūt. Gerai. Nebent klausimų dar kokių, aš čia taip greitai susakiau viską, gal kažkas biški neaišku. Vaida rašo, kad už patarimus padėkoja, yra labai įdomu. Tai kolektyvas parašykit, kas žiūrite mus, parašykit, ar norite daugiau šitų temų, ar norite daugiau mūsų pokalbių su Rūta. Dalinasi štai rašo, kaip įdomu klausytis, ačiū labai. Tai iš tiesų įdomu, matau klausimų, tai niekam kol kas jokių dar nekilo. Ilona labai stipriai dalinasi, labai stipriai, matau viską, Ilona. Ieva rašo, norim, labai gerai. Labai gerai. Tai Rūta, tai žinok, tikrai turėsime galvoti dar temų. Nes aš tikiu, aš ten tiek datų prisakyta, kad ne viską spėjau iš tiesų pasižymėti, tai aš norėčiau gal net atskiros temos datų, į ką labiau orientuotis. Mano Meda rašo, įdomi informacija. Inga rašo, ačiū Jums už patarimus, norim visokių temų, įdomumų. Tai tikrai turėsim omenyje. Labai įdomu, Tronė rašo. Taip, įdomu. Tai įdomu, reiks daryti, Rūta. Smagu. Iš tikrųjų, mano misija šiame pasaulyje skleisti šitą žinią ir aš kiek galėsiu, aš padėsiu šitą žinią paskleisti, kad visiems būtų lengviau gyventi. Ir tuo labiau aš jau visiems aiškinu, sakau, atsidaro tas kosmosas ir mes visi gaunam tas dovanas. Ir iš tikrųjų, pas kiekvieną yra kažkokios tai dovanos, tik tai mes jas turim išsiugdyti. Ir jeigu mes surasim ją, tas, kas mums patinka tą dovaną, tai lygiai tas pats kaip sportininkui, sporto salėje savo raumenis užsiauginti. Tam, kam patinka, jie ir vaikšto
kaip aš sakau, kvadratinis, raumeningi visi, ne? Tam, kam nepatinka, jisai gal pianistas ir jisai geriausius akordus pasaulio išgroja ir kažką tai tokio gero padaro. Tai kiekvienas žiūrim, ko mes čia atėjom, kokios mes čia patirties pasirinkom, ką mes čia turim padaryti. Ir įsiklausykim į savo, ir imkim tą, ką geriausia mokam. Iš tikrųjų, sielos formulė parašyta. Šešiavelę planetą turi, viskas, žinok, kad čia tavo potencialas yra. Tai naudok tą potencialą. Ir jeigu tu niekada nepabandėjai, pabandyk kažkada tai. Pabandyk. Jeigu jau visai nepatiks, tada ieškok būdų, kaip pritraukti būtent tą savo potencialą prie to darbo, bent jau tą, ką veiki, tą, ką darai. O kūryba yra labai plati. Ir iš tikrųjų, kuo daugiau pasižiūrėsi į nestandartinius dalykus, tai tuo geriau bus. Kai aš kažkada tai sakiau, kada jau gyvenime valgysim šokoladą su druska, o kažkas padarė ir valgom. Ir tie tokie nesuderinami dalykai, jie labai dera. Ir Venera mėgsta nesuderinamus dalykus, jinai labai mėgsta kūrybą ir labai jai patinka, kai kažką tai tokio sudedė ingredientus, kurie nesutinka, o tu padarysi santykį ir sulipdysi. Ir jinai tada tau atsidėkos visais kitais įmanomais dalykais. Inga rašo, labai įdomi tema, tarp kitko pasiūlė, labai įdomu, ypač būtų įdomu sužinoti apie nuolat matomus pasikartojančius skaičius. Nu, čia daugiau numerologija, gal sakyčiau, už tos skaičius atsakinga, tačiau yra septynetukai, angelo skaičiai, iš tikrųjų, angelai sargiai pas mumį yra aplinkui. Jeigu matot pūką arba plunksną skrendančią, jinai nebereikalo pas jumi atskrido, jeigu pūkelis kažkoks tai irgi nukrito, nebereikalo, čia iš tikrųjų, ir jeigu vaniliniai sausainiais kvepia, žinokit, angelai sargiai aplink jūsų vaikšto, tai irgi, tai viskas vyksta, mes nematom to subtilaus pasaulio, tačiau aplinkui mūsų viskas vyksta. Ir tas, kas su skaičiais susiję iš tikrųjų, tai, gal tikrai čia daugiau numerologija, tačiau viskas aplink mums kažkokį nori parodyti ženklus. Tai jeigu matot pasikartojančius skaičius, čia yra ženklai. Ir tie angelai sargiai nori kažką tai pasakyti. Tai šita tema yra pageidaujama, Rūta. Tai šitai jinai ne mano ta tema, bet aš galiu aš ten žinau, kokie skaičiai kam priklauso, nes realiai tai geriau žinoti savo sielos formulę, negu tuos skaičius pasikartojančius žiūrėti, nes tave vis tiek kažkada atves. Ir tie skaičiai pasikartojantis tau nori pasakyti kažkokią tai informaciją. Eik, ieško. Jeigu ten kažkur dingau. Aha, prapuolė Rūta. Ženklas, kad jau reikia skelbti nugalėtoją. Tuoj minutę. Sakyk skaičių. Skaičius tebūnė 7. Gerai, nuo apačios ar nuo viršaus? Tebūnė nuo apačios. Gerai, skaičiu. Septyni. Ilona. Ilona neveltui šiandien stengiasi turbūt. Nes iš tiesų dar kartą, čia net nėra ką žiūrėti, iš tikrųjų skaičiavau kiekvieną, kuris parašė, pasidalinau nuo apačios ir Ilona yra 7. Tai sveikinu Ilona, labai smagu. Neveltui šiandieną įdėta daug labai darbo ir daug širdies, kaip ir minėjau, Rūta atsidėkoja už tavo gerą širdį. Parašyk man žinutę asmeninę, atsiųsiu kontaktus, kur susisiekti, kaip susisiekti. Na, o kas dar norite įsigyti, nelaimėjote, bet norite įsigyti sielos formulę, sužinoti apie save, kas galbūt jūsų laukia, kur jūsų galbūt daromos gyvenime klaidos, kad kažkur tai gal nesiseka, ar kažkokie tai niuansai vis išlenda, kad ir tie patys pasikartojantys skaičiai ar pasikartojantis įvykiai, situacijos. Tai sielos formulę jum atsakys, o Rūta tiesiog ištransliuos jum žodžiais. Ir jeigu, sakykime, įsigijate sielos formulę ir norite ar vyrui, vaikui, mamai, draugiai dovanų, nežinau, kažkam, tai dar gaunate 50 € nuolaidą. Antrai sielos formuliai. Tarp kitko turime dovanų kuponą. Tai jeigu kažkam tai nori dar padovanoti, tai tuo pačiu gali labai gera proga kažkam tai padovanoti. Artimam žmogui, jeigu norit, kad jisai sužinotų savo pašaukimą, ką jam daryti ir kaip per gyvenimą eiti, su kokia energija ir ką jam
kur ieškoti savo likimo, ar už kampo, ar ant bokšto. Ar kažkur. Tai Ilona labai džiaugiasi, aš kartu su Ilona, Vaiva, atsiprašau, sveikina, labai smagu iš tiesų, kad ir nelaimėjo, kad tiesiog nuoširdžiai sveikina, džiaugiasi kito laimę, tai iš tiesų jums ta laimė sugrįž ir dvigubai, jeigu ne daugiau kartų. Nomeda sveikina. Snieguolė sveikina, merginos, jūs nuostabios, jūs fantastiškas, iš tiesų, kad jūs galite džiaugtis kitų laimę. Niekada negali žinoti, gal per kitą laidą jūs kažką tai laimėsite, o gal konkursą kokį padarysime ir kažką tai laimėsite. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjote šį vakarą, ačiū tiem, kurie žiūrės vėliau. Labai džiaugiuosi, kad jums patinka mūsų skleidžiama žinutė, informacija. Ir su Rūta paruošime daugiau laidų, daugiau jums informacijos, kurią galėsite realiai kasdieną pasinaudoti. Tai labai smagu skaityti jūsų komentarus, jūs tokias nuostabios moteris. Iš tiesų apkabinu kiekvieną visas ir kiekvieną atskirai. O Rūtai, sakau labai didžiulį ačiū už šitas žinias, už šitą skleidžiamą žinutę. Ir labai lauksiu mūsų kitų susitikimų. Tai ačiū dar kartelį visiems ir Rūta, baigiamasis tavo žodis. Na, baigiamasis žodis, patarimas, kol šitą Venera keliaus būtent per tą liūto ženklą, prisiminkit, ką sakiau. Atsikeliam iš lovos su šypsena. Pasidarom tai, ką reikia sielai, pasidarom tai, ką reikia savo kūnui. Ne? Ir tada kulniuojam ir žiūrim, ką toliau daryti. Ir nepamirštam raktų į darbą, kad nereikėtų grįžti ir pasimti. Tai ačiū dar kartelį visiems. Baigiam šiandienos transliaciją. Iki pasimatymo.